galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai nežadėk niekada. Sveiki, čia propagandos diagnostika. Šios laidos tema – status quo, situacija šiuo metu. O situacija tokia, kad informacijos yra daug. Alternatyvios versijos, nuomonės, kur tenka išsiaiškinti, kas tiesa, kas netiesa, kom tiki, kom netiki. Iš esmės mes kalbame apie informacijos rūšiavimą. Nes jeigu tu nerūšiuoji informacijos ir jinai lieka visa tavo galvoje, tai tavo galva pavirsta į šiukšlių dėžę. Šiandien svečiuose turime profesorių Valdą Rakutį, parlamentarą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narį. Malonu Jūs čia matyti. Sveiki, Valdai. Sveiki, Valerijau. Sveiki. Šios dienos rubrika pas mus yra status quo. Situacija šiuo metu. Ir erdvėje atsiranda įvairūs anekdotai. Pavyzdžiui, tėvelė, kodėl mus veža į frontą? Nežinau, sūnau, aš politiką nesidomiu. Tai šių dienų kontekste, kiek mes matome to poslinkio, kaip sakant, Rusijos, Europos, regiono, Lietuvos, prasme, karas vyksta, o situacija, prasme, kas laimi, kas pralaimi? Laimi dažniausiai tie, kurie kare nedalyvauja. Taip jau čia yra tokia klasika, nes 20 amžiuje iškilo tos valstybės, kurios arba kariai iš vis nedalyvavo, arba prisijungdavo baigiamojoje fazėje, kada mažai pakariavus buvo galima sėsti prie dėrybų stalo. Tai čia tokia klasika. Tai mes dar pamatysim, kas čia tą karą laimi. Bet kas yra iš tikrųjų dabar, tai Ukrainos fenomenas. Kas buvo Ukraina prieš metus, ne? Valstybė postkomunistinė, su aspiracijom į vakarus, bet su labai dideliu, reiškia, kažkokiu tai bagažu, neipatingai ten gerų, kur ten galbūt po 10, po 20 metų gal kažkas tai ir bus, ne? Ir staiga šitoje valstybėje atsiranda fantastiškas lyderis, fantastiška grupė žmonių, kurie lydi ir staiga jie pakeičia visas prognozes. Tiek Rusijos, tiek vakarų. Tik vakarai tikrai galvoja, kad čia kelios dienos. Tikrai nuoširdžiai apie tai visi šnekėjo. Pasirodo, ne? Ir štai šitoj tarsi netikusioj terpiai gali užaugti talentai, kurie gali mokinti rytus ir vakarus ir diktuoti naujas tiesas. Tai štai mes turim šitą naują faktorių, kurį suvokti, ko gero reikės laiko šiek tiek. Bet šitas įvykis, mano supratimu, pakeičia Europos vertybinį žemėlapį iš esmės, todėl, kad dabar pagrindinės vertybės atsiranda rytų Europai, kurioje nieko gero atsirasti teoriškai negalėjo. Man atrodo, Fulleris yra aprašęs 3 karo sferas – mentalinę, moralinę ir fizinę. Ir dabar mes matom, kad ta fizinė nebe esminė, o moralinė tampa esminė. Ir, kaip sakant, vieną publikaciją skaičiau, kad vakarai yra žiauriai nustebę 2 kartus. Pirmą kartą, kai Afganistanas krenta taip greitai, ir antrą kartą, kai Ukraina nekrenta. Ir dabar, sakykime, kaip aš suprantu šitą status quo šiuo metu, tai kiekvieną dieną, kai Ukraina nepralaimi, jinai laimi. Ir kiekvieną dieną, kai Rusija nelaimi, jinai iš tikrųjų pralaimi tą moralinį karą. Tai, o kaip palaikoma moralė? Yra labai svarbus esminis klausimas, kurį žmonės dažnai užmiršta. Kodėl žmonės eina kariauti? Arba eina į karą, jeigu taip jau pažodžiu visai verčiant. O jisai paremtas paprastais dalykais. Kas bus, jeigu mes pralaimėsim? Tada mes visi važiuosim į Sibirą, mūsų vaikus pasisavins rusai ir iš viso nieko čia nebus, viskas sugriauta ir mes dar 30 metų būsim pilkojų zonai. Bet jeigu mes laimėsim, tai mes būsime Europos Sąjungoje, mes būsim NATO, viskas bus gerai. Ne? Va, yra ukrainiečio motyvaciniai rusui. Kas bus, jeigu mes laimėsim? Nieko. Kas pasikeis mano gyvenime? Nieko. Kas bus, jeigu mes pralošim? Turbūt tas pats. Ir čia mes gaunam 2 visiškai skirtingus tipažus, tas bazes žmonių mąstymo, ant kurios auga jau valstybinės subjektyvios prielaidos, priemonės, formos, reiškia. Pažiūrėkim, kokie yra kalbėtojai. Kiekvieną vakarą
kalbantis, reiškiasi, vakaro pasaką. Ne? Taigi Aristovičius ir visa kita kompanija. Taigi jie iš karto viską ten sudėlioja. Bet kai jau yra bazės skirtingos, tada ir šitas kalbėjimas, jisai atranda savo klausytoją ir tarp kitko, ukrainiečiai sugeba kalbėti rusam irgi pasakas. Tai yra nerealios operacijos, tai yra puolamosios operacijos, bet jos yra padiktuotos reikalo gyvenimo kasdienybės. Tai štai status quo laimi Ukraina. O kas iš tikrųjų turi dabar, kad pergalvot, ką jie daro, tai ir Rusija, ir vakarai. Aš manau, kad vakarai taip pat buvo sukūrę iliuzinį pasaulį, kurį teks dabar perdėlioti. Sakyčiau, situacija šiuo metu, kad pasaulio geopolitika keičiasi. Nes iki Antro pasaulinio karo buvo imperijos, Britanija, kaip sakant. Po Antro pasaulinio karo susikūrė dvipolis pasaulis. Vakarai, Rusija. Kinijos kaip ir nesimato dar truputėlį. Ir tada Varšuvos paktas, NATO ir šaltasis karas, ir kai atgrasimas buvo saugumo garantas. O šiuo metu mes matom, kad to nebėra, pasaulis iš tikrųjų smarkiai keičiasi. Ir Ukraina pakeis tą geopolitinį paveiksliuką. Kaip tai atrodys, kai Ukraina laimės? Mes dar nežinom, kas čia iš tikrųjų vyksta, nes pokyčių mano supratimu yra tik tai pradžia, dar tikrai ne pabaiga. Ir iš tikrųjų tas, sakykime, seisminis aktyvumas didėja daugelį sferų. Irane matom, kažkas vyksta Armėnijoje, esminiai pokyčiai. Tam pačiam Azerbaidžane, Turkijoje, Balkanuose, reiškia, visur dabar toksai ir neaišku, neįsiverš visi tie vulkanai, reiškia, nes stabilioji pasaulio istorijos ta atkarpa baigėsi, mes atėjom permainų laikotarpį. Ir permainų laikotarpis perdėlioja viską, o nulėmė iš esmės jėgos ir jėgų pusiausvyros. Tame tarpe moralinės. Ačiū labai. Ir užbaigti šį pokalbį norėčiau kinietišką patarlę. Tiksliau, kinietiškų prakeiksmų. Tai nėra palinkėjimas jums, tai tiesiog citata. Linkiu jums gyventi permainų laikais. Karas pateisinamas tik tada, kai sustabdo karą. Tikslai pateisina priemonės, bet turi būti dar kažkas, kas pateisina tikslus. Pristatau kitą mūsų pašnekovą, Igoris Solovejus. Žurnalistas, šiuo metu strateginės komunikacijos ir informacinio saugumo centro prie Kultūros ir informacinės politikos ministerijos vadovas. Turiu jums klausimą. Kaip pavyksta Ukrainai laimėti šitą informacinį karą prieš Rusiją ir galbūt turit patarimų Lietuvai? Ukraina dar nelaimėjo informacinio karo dėl paprastos priežasties. Karas dar tęsiasi, o informacinė dalis yra tik sudėtinis karo elementas. Bet aš su jumis sutiksiu, kad šiame etape mes jį laimime. Kodėl taip gaunasi? Tam paaiškinti yra keli faktoriai. Pirmasis faktorius tai dėl to, kad situacijai, kuri buvo 2022 vasario 24 dieną, skiriasi, nes mes atėjome iki momento, kai mūsų informacinė erdvė buvo išvalyta nuo rusiškos įtakos. Pirmiausia, kaip tai atsitiko? Nuo 2014 iki 2022 metų vasario 24 dienos Ukrainos valstybė metodiškai mažino Rusijos informacinės įtakos riziką. Buvo uždaryti visi Rusijos televizijos kanalai, kabelinėse televizijose jie nustojo transliuoti. Tokie kaip Kiseliovai, Skobėjevos, Popovai, Solovjovai išėjo iš ukrainiečių namų. Taip pat Ukrainos teritorijoje nustojo veikti socialiniai tinklai, tipo klasiokai, kontaktai, kurie tik apsimetinėjo, kad yra komunikacijos priemonė, o iš tikrųjų rinko ukrainietiškų vartotojų asmeninius duomenis ir buvo skleidžiama rusiška dienotvarkė. Taip pat galima prisiminti rusiškas programas, kaip Kasperskio antivirusas, INS buhalterija ir kitos specializuotos programos, kurios buvo naudojamos kibernetiniam šnipinėjimui ir išpuoliams prieš kritinę infrastruktūrą.
Ir pabaigai viso to buvo uždarimas tų kanalų, kurie apsimetinėjo ukrainietiškais, o iš tikro buvo finansuojami rusiškais valstybiniais pinigais ir vykdė rusiškas užduotis. Po pertraukėlės matysite. Įsivaizduokite vieną minutę. Kas būtų buvę, jeigu visi, kuriuos aš išvardinau, egzistuotų ir veiktų 24, 25 ir kitomis dienomis, galiu pasakyti, kad labai tikėtina, kad mūsų pokalbis su jumis jau nebevyktų, nes Ukraina būtų kritusi. Šių kanalų pluoštas paprastam žiūrovui pažįstamas kaip Krikštatėvio Medvečiuko kanalų pulsas. Štai todėl vasario 24-ąją mūsų informacinė erdvė buvo daug švaresnė. Įsivaizduokite vieną minutę. Kas būtų buvę, jeigu visi, kuriuos aš išvardinau, egzistuotų ir veiktų 24, 25 ir kitomis dienomis, galiu pasakyti, kad labai tikėtina, kad mūsų pokalbis su jumis jau nebevyktų, nes Ukraina būtų kritusi. O dabar to neįvyko. Antra priežastis – Ukraina labai greitai pertvarkė savo informacinį aparatą, parengiant jį naujom realijom. Pirmiausiai buvo nustatyti raktiniai žinių kūrėjai, esmių generatoriai dėl informacinės tematikos. Pats svarbiausias šioje piramidėje yra prezidentas, kuris kiekvieną dieną kreipdavosi į skirtingas valstybės, skirtingas visuomenės, skirtingus parlamentus ir ukrainiečių tautą. Detaliai papasakodavo apie situaciją, problemas ir Ukrainos poreikius, parodydamas tokį atvirumą. Ukraina įgijo pasitikėjimą normaliose valstybėse. Atsirado simpatija, atsirado pasitikėjimas. Žinoma, visame tame aparate svarbu vaidmenį vaidina gynybos ministerijos sistema, kuri komentuoja karinius klausimus. Ir pagal hierarchiją karinius klausimus gali komentuoti gynybos ministerija, ministras arba prezidentas. Atvirai kalbant, tokia informacinių srautų centralizacija padėjo išvengti manipuliacijų ir spekulacijų. Ir trečias svarbus blokas, dėl kurio Ukrainai sekasi, tai valstybės ir visuomenės pastangų apjungimas. Negalima pasakyti, kad kariauja tik valstybė, o žmonės to neužsijama. Karų užsijama visi, kas su ginklu rankose, o kai kas informacinėme fronte, todėl kad karo kaina – tai žmonių nuosavybė ir gyvybės. Ukrainai tai iš tikrųjų tėvynės karas, dėl to visuomenė supranta kainą. Ir pagal savo galimybės padeda valstybei išlikti. Todėl, kad Rusija savo elgesiu Bučyje, Irpine, Iziume, Kremenčiuge ir kitose Ukrainos miestuose labai aiškiai parodė Ukrainai, kad Ukrainos piliečiai, ukrainiečiai, rusai, žydai, moldovai, rumunai, vengrai ir kitos tautybės, bet visi Ukrainos piliečiai gali laimingai ir saugiai gyventi tik tai Ukrainos valstybės ribose. O jeigu ten ateina rusų taika, jie gali prarasti materialinės vertybės, mašinas, butus, sodybas, pinigus, o taip pat ir gyvybės, savo ir savo artimųjų gyvybės. Ačiū, Igori, labai malonu buvo su jumis bendrauti, iki sekančių susitikimų. Karas nesibaigia netgi tada, kai baigėsi. Po karo vyksta krizės, rezistencijos, kerštas ir propaganda. Šiandien svečiuose nepriklausomybės akto signataras, buvęs Krašto apsaugos departamento direktorius, pirmasis Krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius. Sveiki, Audriau. Sveiki visi žiūrovai.
Šios laidos tema yra status quo. Situacija šiuo metu. Situacija šiuo metu vyksta karas Ukrainoje. Ir teko girdėti vieną ausim iš žmonių, kurie, sakant, iš ten grįžta, kartais susitinkam aptarti reikalus, kad jūs aktyviai dalyvaujate toje veikloje. Ir kadangi jūs ten esat, matot, žinot, kas ten vyksta, vis tiek tas informacinis karas, neinformacinis karas, spauda, žinutės, vis tiek būtų įdomu informacijos iš ten. Tai atsakysiu trumpai. Vyksta karas, kurį laimėjus, mes galime suvesti sąskaitas už 3 padalinimus abiejų tautų respublikos, 130 metų okupacijos, paskui 50 metų okupacijos, už mūsų žmonių trėmimus į Sibirą, partizanų žudimą. Štai kas vyksta. Ir todėl tai, kas vyksta Ukrainoje, yra mūsų karas. Ir mes privalom ten dalyvauti ne tik tai ten pareiškimais arba bandydami uždarinėti kur nors bėgius, prieštaraudami NATO ir ES strategijai. Ne, mes privalom padėti Ukrainai visų pirma ten, kur esame stiprus. Tai yra politikoje ir psichologinėme kare. Tarp kitko, tai yra tai, ko jiems labiausiai reikia. Nes labai dažnai ukrainiečiai užima tokią išskirtinai emocingą poziciją, kuri kai kada yra pateisinama tuo, kad pas juos karas, bet tikrumoje eilė Europos ir pasaulio politikų į tai žiūri skeptiškai. Mes turim išaiškinti, mes turim būti universalūs vertėjai daugelį atvejų. Taigi tai ir darau. Gerai, ir jūs sakote, kad ukrainiečiai daugiau yra tokio, sakykime, tas psichologinės operacijos daugiau tokio emocinio pobūdžio. Ir tai reiškia, kad tą emociją supranta ukrainiečiai, tą emociją suprantam mes kaip seni draugai, bet toliau į vakarus reikėtų daugiau eiti argumentais, racionaliais, gal taip? Ir žinoma, ten yra reikalinga laikytis tam tikrų standartų. Žodžiu, nereikia kolioti Vokietijos ministro pirmininko ar Vokietijos prezidento savo ambasadoriaus lūpomis. Taip kad yra dalykai, kuriuos mes turim padaryti už juos, dėja dažnai nepadarom. Tam, kad tai būtų padaroma, gal reikalingi kažkokie sąveikos aparatai? Na, žinoma, reikalinga kur kas tampresnė sąveika negu ten vienas kitas vizitas. Yra reikalinga ištisa komanda, kuri padėtų vykdyti psichologinės operacijas Ukrainos tarnyboms. Ir ši komanda, jinai būtų vertinga tuo, kad mes praktiškai esame to paties mentaliteto žmonės. Tačiau mes jau žinome, kaip save pateikti vakarų partneriams, ko ukrainiečiai tik dabar mokosi. Kai karas vyksta, tas civis pacem parabellum, ruoškis karui, nebetinka. Jį reikia jau kariauti. Ir kadangi jūs jau pasakėte anksčiau, kad tai ir mūsų karas irgi. Tai yra daugiau mūsų karas negu jų, nes šiam kare sprendžiasi Europos likimas. Ar toliau Europa bus šantažuojama ir melžiama Rusijos, ar pasaulis pagal Putino schemą dalinsis į 3 polius, tai yra Azija kiniečiams, Ramusis vandenynas amerikiečiams, o Europa Rusijai. Nuo Petro I laikų per pramuštą langą. Tam, kad ši schema nebūtų realizuota, mes privalom laimėti Ukrainoje. Tai mūsų rankose šiandien ateities pasaulio geopolitinis paveiksliukas. Na, ir mūsų taip pat. Ir kadangi mes kur kas geriau negu kaimynai Latvija ar Estai, galbūt taip pat gerai kaip Lenkai, bet žinoma kur kas geriau negu visi skandinavai ir europiečiai kartu paėmus, suprantam, ką tai reiškia laimėti šiame kare, tai reiškia, kad gali atsirasti nauja geopolitinė schema, kad Europa ir toliau gali ginti nuo jūros iki jūros stovinčių valstybių barjeras, kurio pagrindinė grandimi gali tapti Lietuva. Tai mūsų rolė pasaulyje. Fantastika. Žinokit, ačiū už šitą idėją, ačiū, kad atėjote. Kolega, malonu Jūs matytams.
pašovė mane, neblogas šaulys, aš maniau, kad jisai manęs nematys, bet pamatė jisai ir pašovė mane, skylutė šalme ir kulka galvoje, o viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašei nežadėt niekada. Nepamirškit, draugai, kur parkritęs esu, nenorėčiau numirti be jūsų visų. Kas vandens man paduos, pasilenks virš manęs ir užlopys skylutę skylėtam šalme. O viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašei nežadėt niekada. Tai buvo propagandos diagnostika. Aš Valerijus Šerelis. Pabaigai eilėraštis. Vėl pats parašiau. Tobulas aiškumas. Visiška fantastika. Tai, kas ne žvaigždė, svastika. Išmetam dūmus. Nutraukiam kontaktą. Iki sekančių susitikimų. Viskas galėtų